gaudyti tas ešerius. Žiūrėk, kas ten dar, žiūrėk. O daras taip, kad mūsų laidos bičiuliui Algiui, kaip dažnai būna, kaip ir pasakojau, mūsų laidos pradžioje, žvejant guminukais užkibo žuvis, apie kurią mes net neįsivaizdavome, kad tokios gali kibti. Valas žviegia, cypia, rėkia, Algis įsirėmęs laiko meškerę, mangi tenka vairuoti valtį arčiau krantų, tam, kad žuvis nenuplėštų masalą į kelmus ir tik prisivedę prie žalių, ten kur seklų, ten kur smėlis, ten kur nėra kelmų, mes pradedame kovą su žuvimi. Kova išties įspūdinga. Spiningas per pusę, valas rėkia, džeržgia ir galų gale paviršiuje pasirodo, kaip matote, nieko panašaus į lydeką, apie kurią mes galvojame, sveriančią daugiau nei 10 kg. O uodegą iškišo šamas, kuris vėl paprašė valą tiek, kad 1/10 valiukas spiegia kaip išprotėjęs. Yes! Ką aš galiu pasakyti? Algis sveikinas.